Labai sunkios rungtynės ir taip kaip jos klostėsi pirmas kėlinys, nors manau pakankamai gerai žaidėm ir pakankamai gerus momentus turėjom pirmam kėlinį įmušti, tai visą laiką tai būna, kai neįmuši, visą laiką lauk kažkur, tai kažkas tai gali atsitikti. Tai aš manau, Džiugas buvo labai pavojingas prie standartinių padėčių ir vieną tikrai tokį momentą turėjo, kur Šarkauskas, manau, gelbėjo mus tokiu labai tinkamų metų, nes man atrodo, rezultatas buvo liktai 0-0. O šiaip manau, kad tikėjom, kad kažkada galim juos palaužti. Aišku, jie gynėsi žemai, gynėsi pakankamai gerai, bet aš manau, kad mes susikūrėm šiandien bent jau vienam įvarčiui, nors įmušėme ir 2. Treneri, simboliška, kad tokią dieną abu įvarčius pelnė futbolininkai iš Ukrainos. Buvo nemažai reklamos prieš šios dienos rungtynes, būtent tame kontekste, tad galbūt buvo jų kažkokia dar didesnė motyvacija pasirodyti, atiduoti duoklę, ar tai tiesiog toks galbūt sutapimas gavosi? Sunku pasakyti, aš manau, kad kažkokia tai motyvacija buvo, toks palaikymas ir tokia proga, manau, kad jie irgi gal kitaip jautėsi ir tas matėsi aikštėje ir abudu pelnė įvarčius. Tai smagu visų pirma už juos ir už komandą, aišku, kad nenuleidom rankų, žaidėm iki galo, bandėm ieškoti to momento ir taip pat reikia pasveikinti mūsų sirgalius, kurie šiandien atėjo ir mus palaikė. Komanda po šiokios tokios pertraukos nepraleido įvarčio, kartais tos situacijos, tiksliau rungtynės, kai komanda nepraleidžia įvarčio, būna kartais dvejopos, bet iš jūsų perspektyvos, kaip atrodė komandos žaidimas gynyboje, ar esate tuo patenkintas? Aš manau, kad Džiugas turėjo savo momentų, aštrių standartinių situacijų ir šiandien būtent buvo tai, kad neįkrito, Rūbiniai tą ir pasakiau, kad senai jau buvo tai, kad neprasileistum įvartį, tai aš manau, kad irgi tai yra labai svarbu gynėjam, visai komandai, aišku, ir vartininkui, kur būdavo rungtynių, kad jisai daug ištraukė, bet vis tiek sukrisdavo. Tai šiandien smagu, kad jisai lemiamų momentų jisai mus gelbėjo ir kad mes šiandien neprasileidom. Treneri, klausiau vieno tokio ne pačio patogiausio klausimo Džiugo trenerio, paklausiu ir jūsų, bet vis tiek to, manau, reikia paklausti. Buvo antrame kėlinyje berods 3 epizodai, kai Pauliui Golubickui kažkas nenusisekė. Ir tiek mačiau ir jūs, ir žiūrovai nemažai skėsčiojo rankomis. Tas galbūt sezono atspindys irgi ne pats geriausias, tad galbūt taip įdomu, su kokiomis užduotimis Paulių siunčiate į aikštę ir kaip manote, kas galbūt jam šiame sezone neįtin sekasi, kad mes nematome to įprasto bent jau rezultatyvumo, nors to sportinio pykčio, tai atrodo, jam netrūksta. Nežinau, kodėl jūs užduoda tokį klausimą. Taip, gal ne tik ir žiūrovai, ir mes kažko tai norime iš jo daugiau, bet jisai žaidžia tokioj pozicijai, jisai netipinis krašto saugas, jisai nėra, aš iš jo nereikalauju būtent to, ko aš norėčiau iš krašto saugo, būtent tam tikrose rungtynėse, jis yra vidurio žaidėjas, bet aš jam leidžiu, kad jisai pristaikytų prie situacijos ir atsirastų ten, kur jam patogu. Tai žaidžia iš kairės, tai iš dešinės, iš vienos pusės gal jisai daro vienus dalykus, iš kitos pusės žaisdamas daro kitus. Taip, norisi iš jo daugiau aštrumo, bet aš nenoriu to akcentuoti ir mes dabar apkalbinėjom vieną žaidėją, aš nematau tikslo kalbėti apie tai, kalbu apie komandą ir apie rezultatą. Tai jisai irgi turbūt supranta, kad jisai gali geriau ir aš manau, kad jisai su laiku, nedaug to laiko liko, bet jisai dar išaus.